Nu ką, labas rytas. Kiti dar miega, tai aš pasistengsiu taip tyliai, ramiu balsu, ar ne. Pažiūrėkime Ethereumą. Pradėkim nuo to, kad aš vis dar esu šitam Ethereumo longe, ar ne? Vis dar esu šitam Ethereumo longe. Turim dabar vos net 3 equal highs, visišką magnetą, tai tikrai laukčiau dar įėjimo į šitą supply zoną, visų šitų 3 paėmimo ir tada arba breakouto, arba visiško sugriuvimo ir visko susirinkimo, ne? Aš taip matau visą šitą dalyką. Short termų, kaip vakar, ar ne, mes kalbėjom, mes turėjom šitą supply zoną, kur jau antrą shortą mes galėjom paimti. Mano planas va, visiškai šitas buvo. Aš shortą neatidariau, aš dabar esu susikoncentravęs į kitus longus. Truputėlį spotę dar užsipirkau. Mano vidiniai grupiai visi viską žino realiai ir kas žiūri šitas video. Tačiau aš tikiuosi, kad jūs, vienas kitas galbūt žiūrovas, pasinaudojat šito Ethereum short, ar ne? Nes jisai playoutino puikiai. Tiesiog puikiai. Jeigu dar konfirmaciją kažkokią tai pasidarėt stipresnę su Open Interest, gal suradot bearish divą, iš vis labai gerai, ar ne? Bet viskas puikiai playoutino, ar ne? Dabar lieka klausimas, kai mes nepaėmėm šito high ir koks tolimesnis planas bus. Ir mes grįšim į vidurį range'o ir mes sugrįšim pasimti visų šitų highs, ar ne, atgal, ar mes einam tiesiai į apačią. Tai čia kol kas anksti yra kalbėti. Profitas koks čia dabar yra, jeigu toks mūsų entris būtų buvęs. Kol kas turim 2,5%, ar ne? Pakritimą. Tai dar neaišku. Labai būčiau norėjęs, kad būtumėm paėmę šitą high ir tada range low būtumėm patikrinę, ar ne? Dabar truputėlį keisti tokie laipteliai. Tai pasižiūrėsim artimiausių metų. Koncentruočiaus į šitas zonas. Šitą zoną. Bounce'ui. Ir šitą zoną bounce'ui. Ne? Turim 3 zonas dabar longai. 1, 2, 3. Viskas labai paprasta. Šitose vietose ir ieškočiau reakcijos. Tai va, tai turim 3 long zonas ir turim vis dar šitą short zoną. Šitas vis dar high galioja, bet dar ir papildoma šitą supply zoną, tai turim 2 supply zonas šitoje vietoje. Ir 3 equal highs. Tai vat, Ethereumas taip atrodo. Tai kol kas toliau laikau longą, bet kartu ir sekam visą šitą price action, ar ne? Šiaip Ethereumas labai stipriai, labai gerai atrodo. Labai gerai. Tai vat, pažiūrėsim kiek gerai. Bet jeigu norit kartu su mumis tradint, ar ne? Žinot, ką daryti. Einate į Telegramą, Oskaras Trading, yra ten visos sąlygos, yra kaip mums sekasi, kokia statistika. Galite ir atsiliepimus pažiūrėti, kur raudonas apskritimas ar ne. Ir jeigu norit tradint per prop firmas, irgi galite tai daryti. Jeigu neturi didelio kapitalo, gauti štai tokius profit splitus, payoutus. Visą informaciją pas mus, užmetam laiką, tikiuosi visiems viskas gerai ir tuoj dar bitcoino pasidarysim, ar ne, setupus, pažiūrėsim, kas gero.